Tai taip, sakau, buvo tikrai įtempti šitie metai, jau sportavom nuo vasario 1, pradėjom ruoštis olimpiniam žaidynėm, buvo daug tų turnyrų, bet pailsėjom truputėlį, gavau pats asmeniškai laiko pailsėti, sakau, grįžom su gera nuotaika, gerai nusiteikę ir bandysim pasiimti tortą, tą vyšnę ant torto ir laimėti paskutinį mūsų studentų čempionatą pasaulio. Tas mūsų studentų čempionatas yra tikrai gero lygio ir, sakau, žiūrėjau ir sudėtis yra daug ir iš vyrų rinktinės, kitų komandų, iš kitų šalių rinktinių. Ir jie tikrai, sakau, pernai laimėjom Dohoj 1 vietą. Tai tikrai buvo ir Brazilijos komandos stiprios yra, ir ta pati Valencijos komanda yra, pas mus grupiai, sakau, ir Kinė, ir Naujoji Zelandija bus daug fiziškumo, tuo labiau, kad Kinė savo namuose bus tikrai pasiruošus. Tai, sakau, turėsim ką, kaip studentam visą laiką pritrūksta tos vienos nakties prieš egzaminą, nes kadangi vyrai žaidžia 5-5, bet manau, sakau, kad vyrai prisiminėm porą dienų mūsų tos visus derinius, viską ir manau, kad viskas bus gerai. Tai sakau, tai Nojus Lepskas, Rokas Jucys, Augustinas Mikšas ir Gabrielius Čelka, tai yra mūsų nacionalinės rinktinės jaunimo pagrindiniai žaidėjai, vieni iš pagrindinių U21, U23. Tai kadangi neturim daug laiko, tai susirinkom prisiminti tie, kurie jau žaidžia daug metų. Gabrielius jau žaidžia ten 4 metai, sakau, tai jiem daug man lengviau tai šito pagrindu ir sudaryta ta rinktinė, tuo labiau, kad šitos rinktinės pagrindas ir Europos čempionate buvo, ir pernai buvom pasaulio čempionate, tai sakau, tai vyrai, manau, kad norės apginti šitą titulą ir stengsimės iš paskutinių. Tai tikslai, sakau, man asmeniškai visą laiką, kaip aš sakau, aukščiausiai tikslai vyrai irgi nusiteikę. Važiuosim, žiūrėsim, bet manau, kad be medalių tikrai negrįšim. Tai sakau, tai buvo labai smagu grįžti po 2 mėnesių po olimpiados vėl atgal į tą vadų centrą, sakau, jaučiamės kaip namuose, žinom, kur kava, kur sudėti įrankiai, kur viskas, tai labai malonu su tokiom gerom sąlygom. Ir labai smagu sugrįžus pasiruošti vėl tam čempionatui ir manau, kad kiek čia ruošimės, tiek laimėjo medalį, tai manau, kad viskas taip ir toliau bus.